Ką reikalai vyksta? Bloga, tai atvarėm pas Hebrą, velo barą, Kačerginėj, faina vieta, labai viskas skanu ir fainai, laba. Kom šitą vietą faina, tai čia nais dviračių takas yra, Hebra važiuoja per dviračių taką tolyn ir paskui ta vidurinė, kurios metu sustoja, pavalgo, atsigeria ir varo toliau. O šiaip žiauriai gera vieta, velo baras Kaune, Kačerginėj, pasižiūrėkit, atvarykit, paragaukit, next level maistas ir kokybė ir viskas. Galima su šunim, su vaikais, su katėm, nesvarbu su kuo. Mes čia varom vos ne kiekvieną savaitgalį, kai buvom Lietuvoje, nes šiaip sveikas, geras ir kokybiškas maistas ir su kaina nesikandžia. Šiaip turėtų atsidaryti antras velo baras galimai Romainiuose prie naujos studijos One and One. Tai Lubinų gatvėje. Tai ten bus irgi panašus konceptas, bet dar kitoks. Tai va, o planas toliau šiandien varysim į Koliziejų, tai dar parodysiu kadrų, baseiniuką prisipyliau, tada iš Koliziejaus ir šiandien tiek, keliausim kitą. Nu, Nidulė sultis geria, Kamilė kavutė, best cold coffee. Nida bicepsus. Bicką parodyk. O, lelia, užaugo čia nuo šitų? Jo. Skanus? O tai kodėl tu valgai bulvytę su tais varškėtukais? Varškėčiais? Tau taip skaniau? Supratau. Aš tai net nespėjau nufilmuoti savo, kaip suvalgiau. Nu va, atvarėm į Fighter House Championship. Biški lietus užpuolė, žmonės pabiški renkasi. Dar aišku pusvalandis yra. Tai va, ringas kaip atrodo. Ten prie įėjimo veidai. Tai va, šita knyga visur keliauja su manimi ir viską aš ten žymiuosi toj knygoj. Dėl to reikia sistemą pagaliau padaryti ir ta sistema bus, kur viską galėsim trekinti, tiek progresą žmonių, tiek visas kreivės, tiek raumenų grupės kaip dirba, kokias treniruotės darėm, ką darėm, kokius pratimus ir taip toliau. Tai visus šitus dalykus galės ras žmogus viską vienam savo profilį. O dabar leikim iki močiučių, nuvešim lauktuvę. Let's go toliau. Čiūtė, ane? Ką močiai duosim? Ta. Opa! Apsidžiaugs, ne? Taip. Liuks. Pas močiutę tvarai zavalas. Nu va, šalti barščiai. Labai skanu. Bulvės kaimiškos. Pavydėkit mums, pavydėkit. Dar viena avantiūra, tai atvažiavau į Šilainių turgų. Eisim pasižiūrėti kokių vaisių, uogų ir skanumynų, nes matau, kad braškės tai čia kosminės. Bulvių paimta, agurkų paimta, labai mėgstu kibiriukai, kur būna ką tik rauginti. Tada išvežiu agurkų ir dukrytei braškių paėmiau lietuviškų, davė paragauti, nebuvo super saldžios, bet nebuvo rūgščios. Tai manau pabandysiu, tai labai įdomu. Šiaip į turgų nesu mėgėjęs ten važiuoti dažnai. Bet šiandien kažkaip pagalvojau, kad kainos dabar susivienodinę, tai turbūt vis tiek gal kokybė bus kažkiek geresnė. Išbandysim. Sekantis stotelė, spėkit. Sekantis stotelė yra Lidlas. Krosanai, pievagrybiai, bananai, einame avižų ieškoti, kiaušinių. Grįžtam į ritmą. Nu ką, vakaro pabaigai išbandau du naujus dalykus. Tai Vokietijoje pirkom. Zero sugar, zero calories, tai šitus kaip guminukai skonio. Ir paskui toks dar sirupas. Dedasi į vandenį arba nusipirkau gazuotą Akvilės. Tai pabandysim, pažiūrėsim kaip. O Kamilė susimušė koją ir bandė visą laiką tylėti per video, kad tik nešauktų. Realybė keista, į studiją grįžt, keista. Sakiau, kažką nufilmuosiu, bet, kaip sakant, atėjo momentas dirbti ir laiko filmuoti neradom, bet bandysim. Dar vakare trefki yra ir visą savaitę yra, tai bus ką nufilmuoti. Nu, nežinau, kaip čia, kaip sakant, su to oru, bet
Nelabai. Oi, valgom. Geriausia kombinacija lašiša, 200 gramų, bulves ir nusipirkau turguje agurkų, silpnai raugintų, labai mėgstu. Kažkokį pratimą Linas davė, neatsimenu. Žodžiu, filmuosim kaip Matufą, tai... Nes Matufa daug mašinų irgi filmuoja, ką kalba, kadangi daug mašinų užtrunka, tai aš mašinų gal tiek neužtrunku, bet mašinai turiu laisvo laiko, kada galiu pakalbėti, kai dirbu. Tai esmė tokia, kad turėjom nemažą ilgą vakarą, išėjom iki 9 dirbom su Matu treneriu nauju ir paskui pasilikom, dar aptarėm dalykus tam tikrus studijos ir ateities planus, tai labai esu dėkingas ir džiaugiuosi už viską. Esu dėkingas, aišku, dievuliui, kad turim sportininkus, kurie sportuoja. Labai dėkingas visiems sportininkam, kurie lanko, eina toliau, nemeta treniruočių ir vasarą irgi palaiko krūvį ir palaiko šitą mūsų idėją, studiją gyvą ir sekančią studiją būsimą irgi padeda jai, kaip sakant, įgauti pagreitį. Rytoj atvažiuoja dar naujų treniruoklių į pirmą studiją ir dar bus naujų treniruoklių jau nupirktų į sekančią studiją. Tada pakalbėjom su Matuku, kad apie bendrą ateitį ir dar su Milda pakalbėsim, labai džiaugiuosi ir labai noriu, kad visa komanda mūsų trenerių augtų ir su tokia komanda, manau, nueisim toli, padarysim daug ir bus didelis progresas ir, manau, pasieksim tikrai daug, tik reikia komandiškai ištempt sunkius laikus, džiaugtis gerų metų ir viską pasieksim, padarysim. Taip, kad labai džiaugiuosi ir viskas juda pirmin. Kalbant apie renginį šeštadienio, kur buvom pas Matą, tai viskas buvo neblogai, tiesiog, kad biškį ir pavargau iš tikrųjų, nes daug keliavom, tai nes nebuvau grįžęs, tai visą renginį ir neišbuvau. Antras dalykas tai tas, kad biškį renginys buvo gal kažkiek su dideliais tarpais tarp kovų, kas man asmeniškai buvo tiesiog ilgas laukimas jau, tai aš labai nenorėjau laukti taip. Ir pažiūrėjom renginį, renginys geras. Labai man patiko renginys ir ką tik policija pažiūrėjo, kaip važiuoju. Renginys geras, viskas liuks ir tik daryk Matui toliau, nepasiduok, judėk pirmin ir bus gerai. Nu, pasiilgote tušio, eisim palakstysim biškį, ką? Žmona sakė, jos nefilmuojat, bet grįžtų namo, pateikta rydienai. O, čia reikia po tokių stiklinių. Padaryta šiandienai, agurkėlį papjausite. Čia šviežus? Sakė taip. Jinai pas mane neišnekėt moka, per kamerą nerodau. Žodžiu, slapta mano žmona, slapta. Žodžiu, turiu naują vakarinį ritualą. Lemba atvės oras. Tai lipu į mūsų fainą džakuziuką, nusipirkom, tarp kitko dar kartą paminėsiu, Lenkijai, obi 300 PM. Lietuvoje 700, tas pats daiktas, galima nuotoliu valdyti viską, burbulai ir visa kita. Šiuo metu 3,9 temperatūra, tai kaip visi daro cold plunge, aš darau hot plunge. O taip, šaldykitės jūs, kas norit, aš lipsiu į karštą. O šiaip apie tą šaltą vandenį aš jums papasakosiu paskui irgi pliusus, minusus ir viską. Eik savo, rekomenduoju Max. Tai prasme, šaltas vanduo, viskas okei, bet čia gali chillint po 14 valandų stovėjimo ant kojų, tai leidžia kojas labai. Šiaip ta burbulinė labai gerai. Biškį išmasažuoja, atpalaiduoja. Tik kepurę užsidėjau, kad vis tiek vėjas pučia, tai kad neperpūstų. Ir savo čilinį, nes per galvą išeina daug šilumos šiaip. Tai neblogas daiktas, 2 metus norėjau iš tikrųjų, visi galvoja, o čia pinigais apšepęs, perki viską, ne. Ilgai noriu, ilgai mąstau, pataupau, daug dirbu ir užsidirbu. Tai va, šiaip parodysiu, kaip čia kas atrodo. Tuoj sekundėlę. O, gal neįkris telefonas. Va, burbuliuoja. O čia visos opcijos užsimeta. Dobry morning, lekiam į rytą. Dobrze. Lekiam į rytą, lekiam iš ryto į darbą, o neveikia galva. Eik savo, ant 7-4 reikia, tai šis kosmosas. Nu, pasiždėjau vlogui pafilmuot kažką, tai turiu pafilmuot, kaip tu darai, žinai. Tai su rytuku atvarėm, abudu užsimiegoję, tingintis. Nusprendžiau kartu padaryti su juo treniruotę. Tai darom krūtinę tricą dabar.
Tarp kitko, labai neblogas pratimas ir geras patarimas jums. Atsiremkint alkūnę kažkur, maksimaliai leiskit giliai kumštį, kiek galit, tada gaunasi didelis kampas, pratempimas didžiulis tricepsui, apkrova, o kaip žinom, kuo gilesnis pratempimas geresnis, tuo daugiau raumuo gauna pažeidos ir hipertrofijai tai yra labai svarbu. Tai va. Tai va, dar vienas įdomus pratimas, kadangi pasižadėjau pafilmuoti. Tai pilvo presai, volas prispaustas, pečių pilnai nepadedam, smakrą spaudžiam žemyn ir iš preso rotuojam į viršų, dirbam, darom atsilenkimus, galim daryti su svorio arba be svorio. Vėl su manim. Ap, laikykit ten, laikyk, suspaudęs, laikyk ir iš lėto, ir dabar mažiau. 1, 2, 3. Vienas, vopa. Kontrol, šam. 2. Kontrol, šam. Sportininkas, kuris pas mane jau senai sportavo, labai gerai palaikom ryšį, tai su Tadu padarysim treniruotę. Lembiškai parašė Linai, tai kada sportuojam? Tai atliek, sakau, už valandas. Gerai, sako, atvarau ir įmetė fotkę, kad susideda batus ir atvaro. Tai va, biškį pamatysit. Kiek tu turi nepasiekti strėmų? Nepasiekti? Ar pasiekti? Tada turinai didžiausias. Pakartojimų. Jo. Sunkiau. Jau irgi dabar turbūt. Vieną pusę. Kitą. Balansuojam, reiškia. Labai gerai. Žiūrėkit, tėčius video. Dabar delnai žiūrėk. Kojas pakelk. Kojas. Dabar delnais spaudi ir delnais spaudi. Spaudi čia, dabar važiuok iš viršaus. Tai pilnai nesirūpi. Tadeušų trefkę padarėm lengvą, prasimankštinom, pasibondinom, ne? Tu gali parodyti, kad tavo ūpas rodo? Man įdomu. Ta treniruotė tokia vadinkim, vidutinė buvo? Nieko nerodo? Nieko ypatingo, bet dar pengiai dar skaičiuoja. Ai, jis tipo čia galvoja, ne? Kas nežino, tai yra toks bandas, dabar populiarėja. Tai va, įrankė, aš pas galvoju, nusipirkt tokį. Refer kodą. Jo, įdėsim. Galėsim į komentarus. Bet ką, jis tau čia užkrauna tavo treniruotės visus statusus, ne kažkokius? Ir tada tau parodo. Jo. Nu tai čia, kadangi širdies ritmo labai nebuvo perdėti. Tai mes matai darėm jėgos treniruotę tokią. Hipertrofinę. Stebuklų nėra. Stebuklų nėra, stebuklas tu. Būtų dar prikolas, jeigu susirasti treniruotę pratimus atskirus ir žymėtis tada. Tai dabar man padarė puslapį, tarp kitko, ir tam puslapį bus, kad mano klientas užsipildo profilį ir visus matmenis ir viską tu prisijungi, matysi, aš vesiu tavo matmenis, svorį, matysi diagramą ir matysi treniruotės, kokias darėm, širdies ritmą, koks buvo viską. Nutiko varyt. O, taip, dirbam 10 sekundžių. Tai pas mus čia salė, kaip mato, darom pečių stabilizacijai pratimus. Taip pat dirbam dabar su nugara ir šiandien naujas bairis, tai atėjo mūsų Stairmasteris, 2 nauji dviračiai, senus dviračius išvežėm, nebėra. Taip, kad vyksta atsinaujinimas, judam pirmin, laikas ir viską darom. Kadrų pamatytume daugiau šitos treniruotės, bet esmė, kad telefonas įsikrauna ir reiks turbūt ir kamerą pirkti. Tam, ką man reikia. Aš rekomenduoju žinai, kad pats dar pasidomėtum, bet gerai dėkoju. Matai, pumpuoju. Žodžiu, vis per visą chaosą nespėjau nufilmuoti, bet iškrovėm tos treniruoklius, dabar lėkiu iki namų, namuose krausim sekančius treniruoklius į garažą, kurie eis į naują užimą, tai pamatysit. Žodžiu, filmuojate savo vlogą, tai va, garažiukas. Čia susijungia tęsimas su lenkimu viename. Čia bokso kriaušė atsirado, kuri nežinau dar kur eis, rybokas iš salės. Dar vienas dviratis, tai tas dviratis jau eis į naują salę. Senas dviratis parduodu, jeigu norit. Ir čia nais hyperextensionas nugarai. Tai va, iš tikrųjų surinkčiau visus, tai būtų geras žymas. Nu va, žmona jau patenkinta, turi Garminą. Aš dar nespėjau išsipakuoti. Čia rodo visokius dalykėlius, ne? Body battery, vanduo, streinas ir kiti dalykai. Stresą. Tai va, žodžiu, trečias mylas dienoje.
Tai jautienos faršas iki 5 procentų riebumo, bulvių košė Kamilės daryta mano. Čia varydiena iš manelio parašė kiaulė. Šiaip matosi, kad taupo ant dėžutės, ne? Tokia nėra tai fancy šmensi. Nu ir labai greitas unboxingas. Greičiausias šio visatai turbūt. Trikampis. 11 val. Vakaro. Baigiam ką tik darbus visus. Susižymėjau visus naują salę, jungtukus, rozetės ir viską. Dar reiks aiškinti, važiuoti tiek. Susiplanavom tiksliai, kur kokios zonos iki galo. Kamilė džakuzį neleido. Sakė, negalima. Reikia pabūti su šeima. Neleidžiam turiningai laiką ir žymėjom rozetės. Labai liuks viskas. Va, taip, vyrai, dirbam. Tai jo, va pas mus kaip darbas šiandien vyksta. Kamilė domse kankina ant kojyčių. Opa, cika. Bet domse patrakęs, jam čia lengvai, šokiuose taip varo. Noriu nufilmuoti šitą dubens kėlimą, tai va, kampas turi būti apie 9 laipsnių per kelius. Kaladėlę tarp kelių suspaudžiam, vidinė dalis įsijungia ir keldami spaudžiam kulnai žemyn stepo, kad įtempt va dvigalį matosi įsitempia. Ir stengiam lyg kelis, eitų tą trajektoriją link sėdmens spaust, o dubenį keliant įtempiam sėdmenį tuo pačiu. Ir pilnai nenuleidžiam apačioj. Labai sunku su ja gyventi, jeigu taip noriu žinot, kad kažkam sunkiau. Aš grįžtu namo, jinai mane, suprantu, kankina. Ultimate Morozų pratimas, kai Rajonska nori ir pakočiuot, ir patupėt. Jis kapoja, labai geras pratimas, tarp kitko. Maksimalus pratempimas ir lengvai sukant juosmenį užtraukimas. Pečių juosta lengvai sukasi, prasitempia mentis, užsitraukia sparnas, liuks. Tarp kitko, mano body battery rašo, kad man liko šiam 2, bet aš manau, kad mes padarysim to 100 turbūt, ne? 5. Smaginėsi, ne? Yes. Smagumėlis iš tikrųjų ant šito daryti kardio. Prakitas muša. Širdis, aišku, tik 111. Ir fainai, kad laikrodis rodo rest, rodo repetitions. Kiek padaryta būna, kai pratimą pakeičiu ir panašiai. Galiu svorius ir... Jau, ką čia geri. Tai užsipilu tiek vandens, čia paprasta vanduo iš krano jau ką. Kiaušinių baltymas, šiaip džimbimo jamo, šį kad aš SN paėmiau, bet abudu man vienodi, šiaip džimbimo gal net ir geriau. Tai dedu šito vieną porciją, patreniruotės ir ryte pusryčiai mano būna. Tai 2 kart dienoj geriu šeikus, valgau 2 milus arba kartais 3, jeigu spėjau. Tai va, atvarėm Jonavos gatvėj į senukus. Atsimsim mikrofoną didžiąjų. Pagaliau, turiu 30 minučių paimti mikrofoną, nulėkti Fighter Shopą pas Matupą, paimti čekį dovanų. Ir tada gavau didžiąjį Mic Mini. Tai čia yra visas etapas, ko man reikia, kad galėčiau pagaliau profesionaliai filmuoti. Nak, atėjom į Noką, pasimsim bilietus, bus dovanėlių. Laba. Pafilmuosiu. Tai va, Hebra Noko shopas, jau kažkada dėjau istoriją, kai tik atsidarė. Dabar tai šis pasipildė dar daugiau, dar gražiau, daugiau spalvų. Labai fainai. Matufa gerai varai. Ekranas šitas jau cool irgi. Nice. Mergino šiltai priėmė, paėmiau kuponus, galiu parodyti kuponą, kaip atrodo iš tikrųjų, kol neatidaviau. Tai įpakuota šitaip. Ir kuponas pats kas krūčiausia yra metalinis toks. Dar taip nematęs, žodžiu, cool. Pratęsiant vlogą, tai žiūrim, ūkininkas ieško meilės ir mes su ošviais ieško meilės visi. Su batais pavalgęs ir viską. Tai reiškia, bus 9 tikrai. Nepamirškit būtinai pratempti visada blauzdą su achilu. Krim dėlė krim. Tai va, čekis paimtas, dabar einam į 400 gramų. Nusipirksim tenais vaisių nedutei.
Tai braškės paimtos, čekis paimtas, bėgam, turiu namo lėks spėt valgyti. Žodžiu, kaip ir filmavau istoriją, ne istoriją, o į vlogą, bet dar neįdėjau, tai nupirkau antrą čekį, tai Creme de la Creme, merginai, kuri laimėjo challenge, tai išlaikė. Pirkam šiaudelį. Va tokį. O, bandaplovės, jis patapo toks. Norėjau nufilmuoti, bet žodžiu, karšti sumuštiniai, pilna grūdo duona, įdėta mėsytė, pomidorai, kečupas paprastas ir skaniai savo valgau. Palauk, tai kas viduj? O, blemba, visą suvalgiau 3 net. Gali būt, kad apsinuodijau. Nu, va, pas mus kaip veiksmas vyksta. Vienas mokosi ant takelio, kitas biškį vėluoja, rengiasi. Toliau Heba čia sportuoja. Va, taip šaunuolis. Įkvėpi, iškvėpi. O, geros nugaros apačios, va, dar tokį pratimą. Klubai rimti, nugara tiesi, aišku, pradžių nedaryk. Treneriai treniruoja. Nu va, kaip pamatėt, visa šeima padirbom ir dabar baigiam darbus. Lekiam iš darbų kartu visi ir palikom dar Mildą trenerę padirbėti. Va, vakarėlis YouTube ir relaksas. 9:30. Body battery rašo, kiek tuoj pasakysiu. 18% liko. Va taip va, o sudeginu per dieną dirbdamas ir be sporto tiesiog. Vištukas 700 kalorijų kažkur, vištukas 6 keliuką iš Izraelio mano klientai, kurie eina atnešė, nežinau, kurie pasižiūrėti. Tai paragausim, sakė bomba, bet viskas, kai atneša, yra bomba, ypatingai šokoladiniai dalykai. Medveginis toks. Činčiliuf, pažiūrėk, mažioks koks. Spaudė, atsidaro. Nu va, sakot, šitam pratime įtampą sunku išlaikyti. Tai pirmas dalykas, kampą palaikyti, jau tempimas didesnis ant bicepso, tik leisk iki pat žemės. Ir gumą užkabinau, reiškia, įtampa didesnė būna. Aišku, reiks dar gumą sunkesnę paimti, daugiau temps apačioje. Liuks. Nu va, dabar rodysim jum tricepsui, būtent. O tai. 3, kai darom tęsimą žemyn, stengiamės pilną amplitudę grįžti ir išties galima, kad ir nepilnai, beveik pilnai per alkūnės sąnarį. Va taip. 14 kartų pumpuojam, pumpuojam, pumpuojam. Nu, Edvi, jaučiasi? Jo, jaučiasi. Va taip. Ir iškart drop setui mes darysim su guma tęsimą kitoj salės pusėj. Let's go. Bėgam, bėgam. Halko bėgimas, I like it. Nu, tai. Ir tiesiam su šitą gumą tricepsui. Nu, tai. Dešimt. Ne, pumpo kokia 12, 14. Reikia, kad jau grinai darytum iki to, kad realiai tu, kai tiesi rankas, ištiestum nepilnai. O taip. Kad nebūtų pilnas ištiesimas. Davai, nugarą tiesi ir pumpuoji ir užlaikyk apačiai dabar. Op, ir lėtai atleidi. Liuks, op, ir iš lėto. Svarbiausia, akcentuojam nuleidimą ir paskutinius darysim tokį lengvą, vadinkim, papumpavimą dar, nepilną amplitudę ir paskui keisime į hunterius iš karto. Einu iš karto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 liuks. Komentaras.
Labai sunku, labai smagu. Bet pabiškai prasim. Ką, dviratukas? Duodam dar mes į tarpus dviratį jam, tam, kad jisai neprarastų širdies pulso, nenukristų. Tikriau neprarastų, tai reiškia jau mirtis iš tikrųjų, bet kad nenukristų širdies pulsas žemiau 120-30 ir palaikytume riebalų deginimo zoną. Tai va, šiandien tiek, let's go.